Kasdien pasakoju apie tai, kaip yra svarbu turėti saugų rezervą arba kitaip santaupų po pagalvę. Ir labai paprastai dabar pakalbėkim apie tai, kaip visą tai padaryti. Visų pirmiausia, išsikelti reikia tikslą ir aiškę sumą žinoti, kokios reikia, kad išgyventumėt, jeigu maža kas. Tai pradėkim nuo to, ar esame vienas, ar turime šeimą. Jeigu esam vieni, yra kur kas lengviau, dėl to, kad reikia pasirūpinti tik savimi. Jeigu, pavyzdžiui, neturim dar ir kokių įsipareigojimų didelių, neturim banko paskolų, neturim rūpintis artimaisiais, mažais vaikais, kitais asmenimis, tik savimi, tų santaupų, to saugaus rezervo reikia truputį mažiau. Pavyzdžiui, jeigu vienas asmuo pragyvenimui išleidžia per mėnesį kokį 1000 su visom būtiniausiom išlaidom, kalbu apie maistą, apie kurą, kalbu apie tokius įsipareigojimus kaip internetas ar dar kažkas, žodžiu, esmė, kad pragyvenimui žmogus išleidžia 1000 eurų. Vadinasi, to saugaus rezervo, tų santaupų po pagalvę arti prie savęs reiktų turėti bent 3 mėnesius. Kodėl? Jeigu netekčiau darbo, ar netekčiau sveikatos ir reikėtų kurį laiką sugalvoti, o kas toliau, kaip aš gyvensiu toliau, negaliu dirbti, užsidirbti, arba ieškau naujo pajamų šaltinio, tai tol, kol esu paieškose, kad išgyvenčiau, kad viskam, ką dariau prieš tai, tiesiog turėčiau pinigų, nebūtų streso, nebūtų panikos, kad turėčiau susimokėti už ką tai savo kasdienybei, tai tie 3 mėnesiai būtų gerai, kad būtų. Ir aš nekalbu apie tos pinigus, kad jie kažkur guli, saugus rezervas ir laukia savo eilės, pavyzdžiui, išvažiuoti atostogų arba nusipirkti naują automobilį ar telefoną. Tai yra ne apie tai. Tie pinigai turi būti saugus rezervas būtent apie tai, kad maža kas staigiai kažkas atsitiko ir reikia pergalvoti, kas toliau, kad iš tų pinigų galėtumėt gyventi. Niekam kitam tie pinigai. Tai jeigu vienas, būtų gerai, 3 mėnesiai to saugaus rezervo santaupų. O jeigu esam šeima, turim mažų vaikų, ar tai vaikutį, ar kelis, ir ypač, jeigu dar turim įsipareigojimų, banko paskolų, automobilio lizingų, ar dar kokių kitų dalykų, kur būtina tiesiog kas mėnesį mokėjimai, tos išlaidos, be jų niekaip, ir dar maži vaikai, tai šeima turi turėti kaip minimum pusei metų pragyvenimui tą saugų rezervą. Tobulą metams. Ir jeigu to rezervo nėra, ištikus bėdai, tikrąja ta žodžio prasme, yra stresas. Tu nežinai, kas toliau, tu bijai dėl rytojaus ir jau bijai nebe vien tik už save, bet dar ir už mažus vaikus, o ypač jeigu yra banko paskolos, yra įvairiausių įsipareigojimų ir jie nelaukia. Jiems yra visiškai tas pats, ar tau dabar blogai, ar tu neturi darbo, ar juo labiau skiriesi su antra puse, arba sveikatos problemos, niekam aplinkui neįdomu. Tu turi turėti tą saugų rezervą būtent dėl to, kad jeigu maža kas, kad galėtum susimokėti būsto paskolą, kad galėtum pamaitinti vaikus, sumokėti visus mokesčius, automobilio lizingą ir keliauti toliau be streso, kol sugalvosi, o ką dabar darysiu kitaip. Ar naują darbą susirasiu, susitvarkysiu sveikatą, o galbūt naują gyvenimą reikia pradėti, nes yra skyrybos. Pradėkim apie tai, kad šeima nesiskiria, viskas gerai, bet neteko viena ar kita pusė darbo, arba nedaugdėjo sveikatos, arba abu, ir reikia kardinaliai viską pergalvoti. Jeigu šeima išgyvena iš 2000 per mėnesį ar iš 1000, tai pasiskaičiuokit, kokia ta suma turėtų būti pusmečiui arba metams, realiai saugus rezervas po pagalvę, kažkur atskiroj taupyklėj namuose, prie savęs grynais pinigais, arba lengvai paimamoj banko sąskaitoj, kur nėra jokių įsipareigojimų, kad negaliu tų pinigų judinti staigiai čia ir dabar. Tai tas saugus rezervas turi būti lengvai prieinamas. Ir ar tai būtų 10 000, ar 20 000, ar pusmečiui, ar metam, jūs turite turėti jį. Ir būtų gerai, kad turėtumėt atskirai, tiek vyras, tiek žmona, atskirai saugius rezervus. Aš tikrai esu šeima ir kad viskas būtų gerai, bet gyvenime visko nutinka ir tu negali žinoti, kada gali keliai išsiskirti. Todėl kiekvienas turi turėti tą saugų rezervą atskirai, nes maža kas, jeigu reikėtų vienam ar kitam išeiti
iš bendrų namų ir susirasti naujus. Kad nei vienas ilgalaikis projektas, niekas, ką darot ilgalaikiškai, kam turit įsipareigojimus, mokėti įmokas, galbūt tai būsto paskola, galbūt tai lizingas, galbūt tai tas pats kaupimas ateičiai vaikų ar savo investicinis, pavyzdžiui, gyvybės draudimas, tai kad nesugriautumėt tų ilgalaikių planų dėl trumpalaikių, kad ir kokių bebūtų sunkių bėdų, bet jos trumpalaikės, jos išsisprendžia. Anksčiau ar vėliau jos išsisprendžia, tai kad nesugriautumėt ilgalaikių tikslų, jūs turite tą saugų rezervą turėti būtent tam. Duosiu tokį pavyzdį. Šeima to saugaus rezervo neturėjo ir galiausiai neturėjo moteris to saugaus rezervo. Ir įvyko skyrybos. Jai su mažu vaiku reikėjo palikti bendrus šeimos namus, išsikraustyti kitur ir pradėti viską nuo nulio. O ji taupė tiek savo ir tiek vaiko ateičiai, turėjo investicinį gyvybės draudimą. Tai ačiū Dievui, kad bent tai, bet dėl to, jog nebuvo santaupų, jis sugriovė ilgalaikį projektą savo ateičiai, savo pensijai ir savo vaiko mokslams, savo vaiko ateičiai. Sugriovė ilgalaikius tikslus taupyti dėl to, kas įvyko, nes neturėjo santaupų, nes neturėjo to saugaus rezervo. Nors apie tai aš su jumis kalbu kiekvieną dieną konsultacijų metu, kiekvieną dieną dalinuosi kone savo storiuose, Instagram, YouTube, TikTok, visur apie tai, kad saugus rezervas yra būtinas. Ne naujas automobilis yra tikslas, ne atostogos yra tikslas, ne buto remontas ar dar kažkokie kiti šiai dienai reikalingi dalykai. Ne tas turi būti pirmas finansinis tikslas. Pirmas finansinis tikslas turi būti saugus rezervas. Padedu į šoną, turiu kažkur prie savęs ir neplanuoju jo išleisti kažkam šiandien dienai. Tai yra realiai saugus rezervas. Užpakavot voką ir pamiršot. Aš noriu nuoširdžiai jums padėti suprasti, kad tai yra pagrindinė bėda, būtent santaupų neturėjimas, būtent to saugaus rezervo neturėjimas yra pagrindinė bėda, kai ištinka kažkas neplanuoto, netikėto, skaudaus. Dar kartelį, kad susikurtumėt saugų rezervą, visų pirmiausia, uždirbamas pajamas turit skirstyti pragyvenimui, po pagalvę ir taupom ateičiai. Ar tai būtų 50-30-20, ar tai būtų 80-10-10, pradėkit galbūt nuo 80-10-10 ir po truputį įsivažiuokit ir prieisit galbūt ir prie tų pačių 50-30-20. Bet saugus rezervas yra kuriamas iš 30% sąskaitos. 30% sąskaita yra skirta atostogom, naujam telefonui, naujam automobiliui, galbūt taupau su tikslu išleisti kažkam, ką labai svajoju nusipirkti. Žodžiu, taupau su tikslu išleisti, bet pirmiausia, turiu susikurti saugų rezervą. Ir jeigu, tarkim, uždirbu 1000, 1500 ar 5000 ar 10 000 per mėnesį, atitinkamai tada ir mano išlaidos yra didesnės, kai uždirbam daugiau. Tai tas saugus rezervas turi pirmiausia būti sukurtas. Ir iš tų 30% pagal prioritetus pasiskirstot, kam reikia tų pinigų greičiau. Saugus rezervas turėtų būti numeris 1, tada visa kita. Be šito jūs atsidurt galite bėdoj, ko tikrai nuoširdžiai nelinkiu, bet galite atsidurti bėdoj be saugaus rezervo. Jūs tiesiog galite labai lengvai iš to ir greitai neišeiti, arba išeiti su naujom skolom, su ilgalaikių tikslų sugriovimu, su nauja skola draugui, nauja skola galbūt vartojimo paskoloje, arba nedaugdėja dar greitas kreditas. Esmė, kad saugaus rezervo nebuvimas yra stresas ir ramybės nebuvimas bėdai ištikus. Kol viskas gerai nesijaučia, bet kai kažkas nutinka, labai supranti, kad pirmiausia reikėjo ne naujo automobilio, o susikurti saugų rezervą.